Gavau dovanų fantastišką šepetėlį, kurį visiems rekomenduoju. Bet kaip naudotis, tikrai nežinau. Todėl einu pas ekspertą, kuris man viską papasakos. Pasiėmė dantų šepetėlį. Nueini į vietą, kur valaisi dantis. Užsidėti patį šepetėlį. Ir čia yra įjungimo mygtukas. Prieš tai tu gali išsirinkti funkcijas, kaip tu nori valyti. Yra 4 funkcijos ir kiekviena funkcija dar turi 3 dažnius papildomus. Žodžiu, yra clean, yra white, yra sensitive ir yra gum care. O kas tas gum care? Dantinų, kad nepažeistų dantinų, jis matomai švelniau valo. Supratau. Rekomenduojama pradėti nuo sensitive, kad pažiūrėt, kaip tavo dantinos reaguos į šitą šepetėlį. Žodžiu, prieš pradedant, sakykime, mes išsirenkam funkciją, norim sensitive, ne? O kaip ta funkcija išsirinkti? Parodyk per visas funkcijas. Tai vat, neįjungus šepetėlio, užsidedam, aš galvutę, nevalysim visų metalo šito gabaliuko. Tai vat, spaudžiam apatinį mygtuką ir matom, užsidega white, sensitive, gum care ir clean. Žodžiu, išsirenkam funkciją. Okay, mums dabar reikia sensitive, ne, pirmam kartui. Išsirinkom, žinoma, užsidedam tą šepetėlį, užsidedam pastą, pasišlapinam gal tą šepetėlį, užsidedam pastą, įsikišam į burnytę ir paspaudžiam. Burnytė jau, kad pastos neišdraskys. Truputį ilgiau palaikom, bet pasispaudžiam. Ir dabar turime 3 dažnius. Apatiniu mygtuku, bevalant dantims, pabandyti, pavyzdžiui, sakykime, gal mažai vibracijos, gal norisi daugiau. Paspaudžiam dar kartą. O, ne tą paspaudžiu, labai atsiprašau. Grįžtam į sensitive, viršutinį tą jungimo mygtuką. O tai, kad netgi galima darbo metu pakeisti programą, aš taip supratau. Galima pakeisti programą, bet jeigu tu pakeiti programą, tai nusimuša laikmatis. Nes ant vienos programos tau valo lygiai 2 minutės, kiek reikia valytis dantis. Nu kaip ir burnai, 4 dalis dalinasi, vienas. Žodžiu, dar kartą iš naujo išjungiu. Gerai. Dabar išsirenkam apatinių mygtukų funkciją. Išsirenkam taip, išsirenkam sensitive degą. Dabar mes pradedam, užsidedam pastą, įsikišam į burnytę ir paspaudžiam viršutinį mygtuką. Viskas, valomės. Dabar gal dažnį galim pasibandyti. Yra dar 3 papildomi kiekvienos funkcijos dažniai. Tą patį mygtuką trumpai paspaudžiam. Dar kartą. Jisai keičiasi. Truputį jis daugiau ar mažiau vibruoja. Dabar, sakykime, jau jis turėtų pats išsijungti po 2 minučių. Nelauksim tų 2 minučių. Tačiau jau, sakykime, išsivalėm dantukus, baigėsi valytis, palaukiam, kol užgęsta. Išsiplaunam po kranu. Galima po kranu plautis. Drąsiai, jis nebijo po vandeniu visiškai, tapsi vanduo nepakliūna niekur. Ir tada, kas yra šitam šepetėlį, kad tu turi kaip ir nusausinimo funkciją pačią šepetėlio. Tai nenuomis galvutės, palenki, kad neapsitaškytų gal pati ir dar kažką. Paspaudė apatinį mygtuką šiek tiek ilgiau. Apatinį. Taip, palenkus. Paspaudė ilgiau. Ir va, jis bevibruodamas nukrato visą drėgmę. Taip sumažina likučius bakterijų, gal ten kažkokio maisto gabaliukai. Va, viskas, jis išsivalė. O gerai, o jeigu, pavyzdžiui, kaip suprasti, jeigu, pavyzdžiui, per stipriai šitas dantinas trinsiu visą laiką? Taip, kad dar viena funkcija yra, jeigu per stipriai, tau turėtų pradėti vibruoti. Tai tada tiesiog susimažinti reikia, ne? Taip, nesusimažinti, ne taip spausti dantis. Ne taip spausti šepetėlį dantis. Žiūrėjau, labai smart dalykas. Nu ką, varau tada galvutės ir einu valyti dantis, ne? Taip, prašau. Ačiū už konsultaciją.